Visi, kas domisi NLP, žino, kad Michailas atvažiuoja labai greitai su NLP praktiko kursu į Lietuvą. Aš pats pas jį gyvai dalyvavau praeitą vasarą įvykusiame NLP praktikų seminare. Prisiminimai ir įspūdžiai, aišku, yra labai gyvi. Ir Michailas neabejotinai yra neeilinė asmenybė. NLP trenerių reitinguose Rusijoje, Michailas minimas pastoviai penketuke, ar ta prasme vienas iš geriausių. Jeigu kalbėti apie Michailo vedimo stilių, tai irgi yra unikalus vedimo stilius ir taip kaip veda Michailas, tai tikrai taip niekas neveda kitas, bet kokiu atveju Michailas tai tas žmogus, kuris apie NLP ne tik tai pristatinėja, ne tik tai pasakoja, bet ir savo elgesiu demonstruoja įvairias NLP technikas, pagaliau pačią NLP filosofiją ir pačią ideologiją. Ir dėl to, jeigu esate rimtai nusiteikę žengti į NLP pasaulį, tai manau, sudalyvavimas Michailo Pelechato NLP praktikos seminare, tai galėtų būti puikus startas ir puikios durys, žengiant į tą viliojantį ir nuostabų neurolingvistinio programavimo pasaulį. Jeigu norit sužinoti, kas yra NLP be smegenų plovimo ir be manipulacijų, reikėtų apsilankyti ir pasižiūrėti. Aišku, man labai padėjo apsispręsti pažiūrėjimas video įrašų. Pagal įrašus, žmogų pasižiūri, jo vertybės, jo požiūris, jo požiūris į manipulacijas atsispindi, sakykime, kai jis klausė žmonės, kaip pakeisti kito žmogaus charakterį. Sakė, не надо причинять людям добро. Superinė frazė. Kaip sakant, ir iš seminaro supratau, kad reiktų labai skirti patį NLP ir skirti žmonės, kurie jau užsiima. Tų žmonių tikrai yra visokių. Michailas man labai arti galbūt prie mano vertybių, prie mano paties požiūrio. Man labai patiko, važiuočiau dar kartą. Lauksiu, kada atvažiuosiu meistro programą. Kodėl aš dalyvau Michailo Pelechatai mokymuose NLP praktikas? Pirma, pagal mano akimis žiūrint, tai žmogus mokytojas numeris 1 NLP pasaulyje. Antra, medžiaga, informacija ir visas mokymo procesas yra taip sukonstruotas, kad visą tai labai greitai tampa įgūdžiais. Tiesiog 1, 2, 3 žingsniai ir jau žiūrėk, turi 1, 2, 3 įgūdį. Ir trečia, žmonės, kurie ten susirinka, yra tokie patys žingeidūs ir smalsūs kaip ir tu. Viską apibendrinant noriu pasakyti, kad pats geriausias laikas, pats geriausias, koncentruočiausias NLP dėmesys tau yra būtent tose mokymuose. Linkiu sėkmės.